Sveiki atvykę į interaktyvios platformos Baltic 360 pristatymą. Tai skaitmeninė vaizdinė informacijos pateikimo sistema, apjungianti Baltijos šalių miestų viešas ir privačias erdves. Šios sistemos pagalba jūs galėsite leistis į virtualią kelionę ir aplankyti dar neregėtus pasaulio kampelius. Interaktyvūs miestai sukurti iš itin aukštos kokybės, 360 laipsnių kampu nufotografuotų ir tarpusavyje sujungtų panoramų, kurios leidžia žiūrovams pasijusti taip, tarsi jie lankytųsi norimoje vietoje. Ši vaizdo demonstracija pagreitintų režimu atskleis tik nedidelę dalį internetinės versijos privalumų bei galimybių. Baltic 360 platforma patrauklus ir naudingas įrankis tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsienio svečiams. Jūs galėsite ne tik apžiūrėti įdomiausias miestų vietas, bet ir pasirinkti transporto priemonės, kuriomis planuojate keliauti. Mėgstate ekstremalumą? Pakilęs sraigtasparniu, šokite parašiutu ir pasinerkite į nuotykių kupiną kelionę. O gal tiesiog pasirinksite kelionę komfortabiliu autobusu, kurį galėsite apžiūrėti ne tik iš išorės, bet ir vidaus. O sužinoti maršrutą ir įsigyti bilietą užtruksite tik kelias minutės. Lietuva yra nedidelė šalis, tačiau kiekvienas iš mūsų žino, kiek daug joje galima pamatyti, kokia ji įvairialypė ir kokia yra turtinga lankytinais objektais. Deja, nedaugelis turėjo galimybę nuvykti į kiekvieną mūsų šalies unikalaus grožio kampelį. Aplankyti seniai užmirštas ar dar neatrastas vietas. Juk kartais mums belieka tik grožėtis draugų darytomis nuotraukomis ar klausytis pasakojimų apie jų keliones ir naujai pažintas vietas. Interaktyvus miestas 360 laipsnių kampu savo žiūrovams suteikia galimybę sužinoti informaciją apie esančius prekybos centrus, susisiekimo, maitinimo ar apgyvendinimo įstaigas. Virtualiai galėsite aplankyti įvairias šalies lankytinas vietas – aikštės, bažnyčias, parkus, muziejus, galerijas ir kitus įdomius objektus. Sistemos pagalba jūs susipažinsite su išskirtiniais mūsų šalį garsinančiais istoriniais objektais, o specialių interakcijų dėka, paspaudę ant paryškintų informacinių ženklų, sužinosite objektų istoriją. Virtualiai keliaudami po skirtingus etnografinius regionus ir planuodami savo realų kelionės maršrutą, gausite visą reikalingą informaciją apie vietovę ir netgi peržiūrėsite orų prognozę. Ir visa tai pateikiama vieningoje informacinėje sistemoje. Todėl jums nebereikės naršyti daugybėje skirtingų internetinių tinklalapių. Pasinaudodami specialiais valdymo mygtukais, jūs galite judėti erdvėje, artinti arba tolinti erdvės elementus, apžiūrėti kiekvieną detalę. Sistemos pagalba rasite visą informaciją apie lankomo miesto infrastruktūrą. Lankydami muziejus ar galerijas, turėsite galimybę ne tik išvysti išskirtinius eksponatus, bet itin aukštos kokybės scenose juos priartinti ir apžiūrėti iki smulkiausių detalių. Leidęsi į virtualią kelionę po UNESCO pasaulio paveldo sąraše įrašytus objektus, turėsite unikalią galimybę išvysti Baltijos rojų, Kuršių neriją, Vilniaus senamiestį, Kernavę, Kryžių kalną, išgirsti lietuvių sutartines, išvysti kaziuko mugę, dainų šventę ir daugelį tautinio paveldo objektų. Krašto istorijos, tradicijų ir papročių pažinimas taps išties įdomiu procesu tiek vyriausiam, tiek jauniausiam sistemos vartotojui. Dėl interaktyvios architektūros sprendimų jūs pasieksite bet kurią informaciją vizualiai. Tai yra, erdvėje parinkdami aktyvius elementus, gaunate prieigą prie objektų informacijos tekstiniu, 2D, 3D, 360 laipsnių kampu, video ir kitais multimedija būdais.
Ši technologija suteikia galimybę pamatyti visus objektus išsamiai, kas nėra pasiekiama paprasta fotografija ar video įrašu. Virtualiai keliaudami miesto aikštėmis galėsite užsukti ir sužinoti jums aktualią informaciją retransliuojamame miesto savivaldybės tinklalapyje, rasti kontaktus, sužinoti apie naujus turizmo objektus, sekti naujienas, o miesto gyventojai patogiai suras visą informaciją apie teikiamas viešasias ir administracinės paslaugas. Interaktyvių sprendimų pagalba galėsite mėgautis fone skambančią muziką ar pasigrožėti šokančių fontanų šou. Baltic 360 platforma yra patraukli ir naudinga tuo, kad nėra apsiribojama tik viešosiomis miesto erdvėmis, tačiau jungiamas ir privatus verslo sektorius. Pavyzdžiui, patikusime viešbutyje paprastai ir greitai užsisakysite kambarį, o restorane iš anksto apžiūrėsite ir rezervuosite jums patikusį staliuką. Platformos radaras ir navigacija žemėlapyje padės kiekvienam lankytojui lengvai susiorientuoti erdvėje, o sistemos klasifikatorius ir intelektuali paieškos sistema padės greitai surasti bet kurį objektą. Nuo šiol virtualiai apžiūrėję pramogų kompleksą įsigysite bilietus be baimės juo nusivilti. Mes siūlome jums prisijungti prie interaktyvių miestų sistemos, informacinės daugiafunkcinės platformos realių tarpusavėje sujungtų erdvių, įvairių regioninių ir miesto vietovių, socialinių ir ekonominių rinkų, kultūros ir nacionalinio paveldo objektų. Daugelį objektų esančių itin aukštos kokybės panoramose ne tik priartinsite, bet ir pamatysite su jais susijusią video informaciją. Naudodami šiuolaikinės technologijas galime kurti interaktyvias scenas, kuriuose apžiūros kampas ir priartinimas leidžia apžiūrėti bet kurį objektą esantį dideliu atstumu – 10, 20 ar net 30 km. Tokių scenų gamybos procesas trunka daug valandų, susideda iš tūkstančių kadrų ir visos šios didžiulės informacinės bibliotekos yra prieinamos žiūrovams realiu laiku. Pagal jūsų pageidavimus sukurtas 3D konsultantas maloniai pakvies užeiti į jūsų objektą ir jame apsižvalgyti. Interaktyvių Baltijos šalių miestų 360 laipsnių platforma išsiskiria tuo, kad miestų reprezentavimas yra tik sistemos dalis. Vartotojai ne tik mėgausis gražiausiais miesto vaizdais ir erdvėmis, tačiau paspaudę ant infrastruktūroje pažymėtų objektų, ras tokią aktualią informaciją, kaip mieste vykstantis renginiai, neegzistuojančiame ekrane išvys krepšinio rungtynes, mygtuko spustelėjimu atsidarys viešojo transporto grafikus, sužinos apie išskirtines viešbučių paslaugas ar net išsinuomos kemperį. Virtualiai apsilankius valstybinėse ar savivaldos institucijose miesto gyventojams greitai ir patogiai bus suteiktos visos elektroninės paslaugos ir pateikiama aktuali informacija. Šiandieninė verslo aplinka yra itin dinamiška, o prekės ženklai praranda pozicijas, kai rinkoje pasirodo greitesni, geresni ir pranašesni sprendimai. Mūsų sukaupta tarptautinė patirtis ir naujausios technologijos padės jūsų prekės ženklams sustiprinti pozicijas rinkoje, pagerinti įvaizdį ir įgyti konkurencinį pranašumą. Interaktyvių objektų integracija į didelio vartotojų srauto paieškos sistemą – tai išskirtinė jūsų verslo priemonė, padėsianti pristatyti jūsų produkto unikalumą naujiems klientams bei pakilėsianti įmonės pardavimus į naują lygį. Dar daugiau. Potencialus klientas jūsų objekte galės apsilankyti ne tik 24 valandas per parą jam patogiausiu metu, bet ir vienu metu apžiūrėti patalpas tiek dieniniu, tiek naktiniu režimu. Junkitės prie interaktyvių miestų. Plėskitės kartu su savo miestu, išnaudodami moderniausias technologijas. Gerinkite įvaizdį ir įgykite konkurencinį pranašumą. Būkime arčiau vieni kitų ir kartu kurkime visiems patrauklų miestą, į kurį norėsis grįžti vėl ir vėl.